mūsų mini seminarus ir toliau kalbame apie kitą, iš tikrųjų labai svarbią vaiko emocinio intelekto savybę, tai yra pasitikėjimas savimi. Ir manau, labai daug apie tai šnekama, vis tik aš norėčiau pateikti tokias pagrindinės gaires, apie ką mes galėtume pamąstyti, ar mes tą tikrai visada darome. Jeigu nedarome, galbūt kažką galėsime pritaikyti ir aš tikiu, kad tas vaikučiam būtų naudinga. Ir tuo, ką aš pasidalinsiu, be abejo, tai yra ir, vadovėliuose galbūt rašoma, bet taip pat, ką aš matau iš savo praktikos, iš tyrimų kažkokių, kur buvo tirti vaikai, kas labiausiai įtakoja pasitikėjimo savimi. Nes vis dar kartais sklando tas mintis, kad, reikia vaiką girti ir jisai tada pasitikės savimi. Be abejo, vaikus tikrai reikia girti ir aš esu už tai, tačiau ne visada to pakanka. Jeigu mes tiesiog pasakome, koks tu šaunuolis, koks tu fainas, kaip aš tave myliu, tai tikrai dar nereiškia, kad vaiko pasitikėjimas bus aukštas. Tai dabar šiame klipuke mes aptarsime tuos punktukus, ką mes galėtumėm daryti ir ką galėtumėm galvoti, kad vaikas tikrai galėtų ugdyti savo stiprų pasitikėjimą savimi, kas yra labai labai didelis garantas, kad vaikas augs sėkmingas ir laimingas. Tai jeigu mes kalbam apie visai mažučius vaikučius, galbūt ir apie didesnius, kas yra paradoksalu, kad mes kartais norėdami gerą vaikui, galbūt patys kartais, norėdami paskubėti, mes padarome už vaikutį per daug. Todėl šioje vietoje labai yra svarbu sekti, ką iš tiesų vaikas gali padaryti ir jeigu jisai tą gali pagal savo galimybės, pasistengti neįsikišti ir nepadaryti už jį. Nes tikrai kartais vaikas, kaip sakau, tos katino akytėm pažiūri, mums atrodo, kaipgi nepadėsi vaikui, ar ne? Tačiau tas gaunasi paradoksalu, kad vaiko pasąmonėje formuojasi tas jausmas, kad aš sakiau, kad aš negaliu, ar ne? Taigi už mane geriau gali, tai nieko gero iš manęs. Galima būtų dar gilintis daugiau, bet tiesiog pagalvokime apie tą faktą, kad ar mes tikrai nepadarome per daug už vaiką, ar mes galiausiai nesuteikime hiperglobos, kuri mums gali atrodyti labai miela, labai graži, bet iš tiesų jinai yra taip pat žalinga vaikui kaip ir apleistumas. Kitas dalykas, ką mes turėtumėm pagalvoti, ar mes neduodam užduoties vaikui, vien pasiskaitę teorijų, galbūt knygų, ką turėtų vaikas daryti. Pavyzdžiui, 3 metų vaikas turėtų daryti tą ir tą, tai ir mes reikalavome iš savo vaiko. Bet tikrai kiekvienas vaikas yra individualus ir kiekvienos srities raida niekada nebūna, dažniausiai nebūna labai tolygi. Kai kur būna vaikas stipresnis, kai kur būna silpnesnis, kai kur viršyje savo bendraamžius, kai kur yra truputį žemiau. Todėl reikalaudami ar prašydami iš vaiko kažkokio dalyko, mes turėtume matyti, kad tai yra ne per sunku, kad atitinka jo jėgas. Nes jeigu mes prašysim per daug sudėtingo dalyko, vaikas tiesiog atsiribos, jis gali tikrai užsidėti tokią poziciją, man neįdomu, aš nenoriu, bet iš tikrųjų vaiko galvelėje tada vyksta dalykas toksai, kad geriau visai nedarysiu, negu būsiu nevykėlis. Todėl duodant užduotėlės, duodant kažkokius prašymus, mes turėtumėm pagalvoti, ar tai yra tikrai pagal vaiko ribas. Ir kaip kalbėjau praeitame video apie kantrybę, mes turėtumėm tą užduotį duoti truputį sunkesnę, negu vaikas gali, kad jam reikėtų pasistengti, tačiau ne per daug sunkia, kad vaikas neužsiblokuotų. Kitas dalykas, kas iš tiesų yra labai labai žalingas ir ką mes vis dar kartais darome, kas buvo, kai mes buvome vaikai, buvo madinga, ar ką tėveliai darė ir kaip galvoja, kad yra tinkamas būdas auklėti, tai yra lyginimas su kitais. Mes galvom, jeigu mes pasakysim, pažiūrėk, Jonas tai taip gali, tai mes paskatinsim vaiką pasitempti. Bet iš tiesų mes darom priešingą dalyką. Mes įskiepiam vaikui jausmą, kad jeigu aš nebūsiu toks geras kaip Jonas, manęs nemylės. Aš turiu būti geresnis už Agnę. Ir tada vaiko savivertė tikrai krenta ir tuo pačiu atsiranda nuolatinis konkuravimas. Vaikas nelygina paties savęs su savimi, kad šiandien aš padariau, 3 atsispaudimus, o rytoj padarysiu 5. Tai yra puiku. Ir visiškai nesvarbu, ką kiti daro.
Todėl lyginimas bet kokiu atveju tai yra labai žalingas ir tas labai griauna vaiko savivertę. Sekantis dalykas, ką mes turėtumėm daryti ir turėtumėm nepamiršti, jeigu norime kalbėti apie vaiko elgesio ugdymą, apie tinkamą elgesio ugdymą, gerus dalykus pastebėti ir akcentuoti taip smarkiai, taip ryškiai, su tokiam dideliam emocijom, kaip mes norėtumėm vaiką barti. Kadangi visai nejučia gaunasi tai, kad arba mes pastebim tiesiog, gerai, tu šaunuolis, o kai baram vaiką, kaip tu tai padarėjai, daug emocijų, daug kalbų. Arba kas tikrai dažnai gaunasi, kad jeigu vaikas kažką padaro tinkamai, mes viduj gal ir pagalvojam, kaip smagu. Tačiau vaikui to nepasakome, nes mums atrodo, kad geras vaiko elgesys ar geras užduotėlių atlikimas, tai savaime suprantama, kad taip turi būti. Ir ką tada vaikas girdi? Dažnai girdi, negerai, tu blogai padarei, man taip nepatinka, aš blogai jaučiuosi, o tų gerų dalykų negirdi, tai natūralu jis pradeda galvoti, kad aš esu nepakankamai geras. Nors mes ir visai kitus dalykus jaučiame, tačiau labai svarbu yra vaikui stipriai akcentuoti, stipriamis emocijomis ir kuo dažniau pastebėti tuos dalykus, kuriuos mes norim ugdyti vaike. Tarkime, jeigu mes ugdome vaiko gražų susitarimą, kaip mes šiandien gražiai su tavim susitarėm, aš tavim didžiuojuosi. Ir tai yra tikrai žymiai geriau negu paskui moralizuoti, kad tu manęs neklausai, mes negalim susitarti. Taigi, kviečiu tikrai kuo daugiau akcentuoti ir stipriai akcentuoti tinkamą vaiko elgesį. Kitas dalykas, kas yra labai labai svarbu ir kas galbūt paplitę mūsų visuomenėje tiek ir tarp suaugusių, kad mes dažnai būname orientuoti į rezultatą. Taip, mes laukime, kol vaikas kažką padarys, kaip mes norėtumėm, ir tada, kol jis to nepadaro, mes jo pakankamai neįvertinam. Taip, rezultatą matyti kaip lūkestį yra svarbu, bet žymiai svarbesnis dalykas yra akcentuoti vaiko procesą. Kaip tu puikiai stengiesi, aš matau, kad tu tikrai dedi pastangas, tai yra nuostabu. Ir visais kitais žodžiais, kaip mes tik galėtumėm pagirti, paskatinti, pamatyti vaiko procesą. Kadangi jeigu vaikas stengiasi, tai ar anksčiau ar vėliau jis vis tiek tą padarys. Jeigu vaikas nesistengia, tada natūralu, kad rezultatų mes neturėsime. Todėl labai labai svarbu pastebėti ir skatinti vaiko procesą, jeigu norim, kad jis pasitikėtų savimi ir kad jis mėgautųsi veikla, o nebūtų veikla kaip frustracija, kad man reikia kažką padaryti. Kai ta frustracija prasideda per daug didelė, vaikas iš vis atsiblokuoja, užsiblokuoja ir atsisako kažką daryti. Sekantis dalykas, kas yra labai svarbus ir tiek tarp suaugusių ir tarp vaikų, ko mes dažnai nepastebim, tai yra nevaidmainiauti. Tai nereiškia, kad mes vaidmainiaujam su vaikais, bet pavyzdžiui situacija. Mums nelabai patinka, tarkim, mokytoja. Bet prie mokytojas mes nenorim parodyti savo negatyvių jausmų, savo nesimpatijos jai. Ir mes kalbam labai gražiai, labai maloniai, taip, sutinkam, uždarom duris ir sakom, pavyzdžiui, savo sutuoktiniui, bet ta mokytoja, ta auklėtoja, kaip jinai gali, jinai visai kažkokia, ar ne? Vaikas visą tą girdi. Net jeigu jis yra visai mažuliukas, jis dedasi viską į galvą. Ir ką vaikas tada galvoja, vėlgi nesąmoningai, galbūt kai ir mane gyrė, išėjo už kambarį, irgi taip pat apie mane šneka. Ir tada vaikui kyla daug negatyvių jausmų ir jam sunku patikėti, kad pasaulis tikrai yra patikimas ir yra saugus. Ir natūralu tada dingsta pasitikėjimas ir savimi. Taip pat yra svarbu nežeminti kitų. Nes vėlgi vaikas supranta, kad jeigu kažkas aktyviai žemina kitą, aš nesu apsaugotas, kad ir manęs nežemins. Nesakom, oi, šitas tai visai nesveikas, ką jis ten padarė. Vaikas galvo, jeigu aš kažką netai padarysiu, gal irgi tai bus, ar ne? Ir jisai tada vėlgi jaučiasi nesaugus. Todėl yra labai svarbu bent jau prie vaiko, kad apie kitus kalbėtumėm aš kalba. Man nepatinka, kad jisai taip ir taip padarė, tačiau aš suprantu, kad galbūt jis kažko nemoka.
Ir vaikas mato, kaip galime tą išspręsti ir kaip gali savo jausmus perteikti ir tuo pačiu labiau pasitikė jumis, kad jeigu kažkas bus negerai, bus pasakyta adekvačiai ir bus pasakyta pozityviai. Taip pat, jeigu mes aiškinamės apie patyčias, tarkim, mes neturėtumėm sakyti vaikui, kad tai tu pats lindai, pats tu gavai, tai pasitrauk ir, jisai ten kažkoks, arba tu pats kaltas. Labai svarbu, kad toje vietoje mes parodytumėm vaikui, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, žiūrėk, tu jam pasakei negražų žodį, jisai ant tavęs supyko, tačiau jis to pykčio nemokėjo išreikšti tinkamai, todėl jis taip pasielgė. Jisai nėra blogas, tiesiog jis kitaip nemoka ir mes tikime, kad jisai mokysi. Ir kai vaikas mato, kad mes kalbame pozityviai tiek apie jį, tiek apie kitus, jisai taip pat žymiai labiau pasitikė tiek savimi, tiek pasauliu ir jis auga tikrai žymiai stipresnis ir atsparesnis. Sekantis labai vėlgi svarbus dalykas yra, kad nutikus kažkokiam netinkamui elgesiui ar negeram dalykui, mes tą situaciją pavirstumėm, situaciją, iš kurios galim pasimokyti. Mes parodytumėm savo pozityvų požiūrį į tai, kad taip, natūralu, kad mes visi suklystam, aptarkime tai ir galim iš to pasimokyti. Tačiau, kad nepultume moralizuoti. Nes kiekvienas moralizavimas, bet kokiu atveju, kaip vaikas bebūtų pasielgęs, eina jam į galvelę ir žemina jį, kad taip, matai, koks aš esu, niekam tikit. Nes iš tiesų vaikai dažnai jie nori elgtis tinkamai. Tiesiog toje situacijoje nesusitramdo, galbūt pamiršta, pasiduoda savo impulsams, kas yra visai normalu, nes mes suaugę dažnai tų impulsų nemokam suvaldyti. Ir jeigu vaikas gauna daug moralų priekaištų, tu ne tai padarei, jisai tą priima kaip pažeminimą jo. Ir šioje vietoje svarbu pasakyti, kad labai svarbu, kai mes kažkaip elgiamės su vaiku, kažką aptarinėjam, kažką darome, kad mes visuomet būtumėm nuoseklūs. Nes kitu atveju kas išeina, tarkime vaikas, negražų žodį pasakė. Vieną sykį mes nusijuokėm, kaip juokinga, ar ne? Kitą sykį mes visai ignoravom. Trečią sykį pradėjom barti. Ketvirtą sykį nedavėm kompiuterio. Kitą sykį sakom, tai nieko tokio visiems taip atsitinka. Ir vaikui kyla labai didelis chaosas, nes jisai nebežino, kaip yra tinkama elgtis. Mums atrodo, kad savaime suprantama, kaip spręsti tokias situacijas. Tačiau vaikas tikrai to nesupranta ir jisai tada bijo kažką daryti, nes jis galvo, aš nežinau, kokia bus reakcija. Tai kaip tada vaikas gali pasitikėti savimi ir kitais, kai jam neaišku, kaip yra elgtis ir koks yra tinkamas elgesys. Ir sekantis dalykas toje vietoje yra, kad vaikas iš anksto žinotų mūsų lūkesčius, mūsų norus, ko mes tikimės iš vaiko ir ką jisai turėtų padaryti, kad tai būtų tinkama. Ir tada pamatysime, kad vaikas tikrai pats žymiai geriau jausis. Jisai bus tvirtesnis ir jisai galės augti savimi pasitikinčią asmenybę.